Tai mėly Vilniečiai ir Vilniaus apskrities žmonės, mes esam šiandien Vilniaus regioninėme atliekų sąvartyne Kazokiškių kaime. Jūs turbūt prisimenate batalijas, kurios vyko įsteigiant šitą sąvartyną Kazokiškių kaime. Tos batalijos dar nesibaigusios, žmonės dar kovoja, bet turbūt daugelis Vilniečių nesusimasto, kur keliauja jų atliekos. Tai štai mes norim šiandien parodyti galutinį tų atliekų gabenimo tašką – Kazokiškių sąvartyną. Kazokiškių sąvartynas apima 8 hektarus. Noriu parodyti štai va tą pilką vietą, jeigu jūs matot. Tai yra pirminis lygis sąvartyno. Ir štai per metus nuo praeitos vasaros koks išdygo kalnas šiukšlių atvežamų iš Vilniaus ir iš kitų savivaldybių. Ir šito kalno viršus gali būti ne aukštesnis kaip 150 metrų. Kaip sako vadovai sąvartyno, liko dar 30 metrų. O apskritai visas 8 hektarų plotas gali būti užpildytas per artimiausius 4 metus. Todėl aš visą šitą pasakodamas noriu atkreipti jūsų dėmesį. Kas keliauja į sąvartyną? Plastikas, stiklas, popierius. Kitaip sakant, mes išmetam visiškai nerūšiuotas atliekas. Tai yra mūsų turtas, antrinė žaliava, kuri galėtų būti perdirbta, panaudota naudingai dar mūsų buity ir gyvenime. Keliauja į sąvartyną. Aišku, tam ir nepasitarnauja labai mažas vartų mokestis. Įmonės vežančios čia atliekas nesuinteresuotos skatinti rūšiavimo, nes vartų mokestis yra labai mažas ir tai irgi viena turbūt iš priežasčių, kad mes matom tokius kalnus antrinių žaliavų. Todėl atkreipdamas į jūs, galbūt daugiau į jūsų protą, į šitą vaizdą žiūrint, jūs susimastysit ir suprasit, kad rūšiavimas ir tikslas kuo mažiau čia atliekų atgabenti į sąvartyną yra ne vien tik tai valdžios noras ar kokių tai specialiai aplinkosaugininkų sukurtas, tai yra kiekvieno mūsų tikslas ir pareiga. Taip kad, baigdama šį trumpą pasakojimą, tikiuosi, kad šie vaizdai privers jūs pagalvoti ir rūšiuosit atliekas, mesit tam skirtus konteinerius. Naujoji sąjunga. Priverčiame valdžią dirbti.